Sveiki, mano vardas Robertas, aš šios parodos autorius. Dabar yra pirmadienis, 3 dienos iki parodos atidarimo, vyksta instaliavimo darbai ir mes kūrėme audio gidą, pasakojimą apie šitą parodą. Sveiki, aš esu Neringa Bumblienė, šitos parodos Klaipėdoje ir Roberto Narkaus kūrinio Gut Feeling atstovavusią Lietuvą Venecijos meno bienalėje 2022 metais kuratorė. Paroda anksčiau vadinosi Gut Feeling, angliškas žodis, sunkiai gal išverčiamas į lietuvių kalbą, bet skamba kartu kaip ir good feeling ir geras jausmas, ir Klaipėdoje ši paroda vadinasi geras jausmas. Aš domiuosi, kaip mes priimam sprendimus, mano kaip menininko, galbūt toks turbūt pagrindinis klausimas, kaip rasti tą teisingą atsakymą, jeigu toks iš vis yra. Ši paroda prasidėjo nuo mano bandymo įveikti baimės, įvairias baimės, ir viena iš šių baimių turbūt susijusi su mūsų baime, mikrobų baime, su mūsų baime pripažinti, kad nesame tobuli, kad gyvename kažkokioj kartais ir toksiškoj aplinkoje. Taip pat ne tik baime, bet ir kartu gyvename nuolatinėme kompromise, bandome surasti sandorius ir pateisinti savo veiksmus ar savo nedrąsą kažko imtis ryžtingiau. Tačiau geras jausmas, kai priemi teisingą sprendimą, jis visada yra tas geras jausmas ir tu žinai, ir nors kartais gali prieštarauti tavo racionaliems pasirinkimams, gali prieštarauti tam, ką diktuoja logika ar tavo protas. Tai ši kelionė iki šios parodos Klaipėdoje prasidėjo jau turbūt 3-4 metai, nepaslaptis, kad tai yra trečia šios parodos versija. Pirmoji buvo Venecijoje, antra buvo Vilniuje ir dabar štai Klaipėdoje. Ir visa paroda kaip struktūra, jinai primena mažiausią vieną iš tų organizmų, tam tikrą ląstelę. Kai buvau vaikas, labai norėjau mikroskopo ir taupiau tam pinigus, ir beeidamas į parduotuvę įsigyti to mikroskopo, pamečiau piniginę upėje. Ir ta piniginė įkrito į žoles, į vandens žoles, ir kažkaip keistai teko man suprasti, kad pasaulis yra toks praktiškas ir tavo norai kartais gali tiesiog paskesti žolėse. Ir nuo to laiko aš kažkaip bijojau įvairių vandens žolių ir kartu jos mane visada masino, nes ten buvo likusios kažkokios neįsipildžiusios svajonės. Mikroskopo aš taip ir neturėjau, bet tačiau pradėjau daug galvoti apie tą nematomą pasaulį, ir šioje parodoje kaip struktūra, ta ląstelė, bakterija, jinai visur, kur ką jūs matote, tai yra kažkokia kaip svogūnas, kaip 3 ratų kažkokia sistema, ir visa erdvė tampa bendra tokia instaliacija, kuri primena šiek tiek ląstelės sandarą, ir čia egzistuoja įvairūs ir keli parodos tie sluoksniai, tiek vizualiai, jie tarsi atlieka tokias skirtingas funkcijas. Įėjus į parodą turbūt matot tokias tarsi tarpusavį kažkokią konkuruojančią, galbūt net gali pavadinti kakofoniją, bet kartu aš galvoju, kad ir tame nematomame pasaulyje taip pat vyksta nuolatinė kova. Viena vertus čia jinai tampa kova už kažkokį mūsų dėmesį, ir ta ląstelė tampa irgi metafora tokiam mūsų visuomenės irgi būviui, tokia kaip ir tam tikroj pelkei, kur vyksta kova už mūsų dėmesį, už tai, ką mes vartojame, ką mes suprantame kaip judėjimą į priekį, ką mes suprantame kaip progresą. Grįžtant prie tų bakterijų ir prie pačios visos parodos pradžios, visada prasidėjo nuo mano apsėdo tam tikra mintis, kad mano sprendimus įtakoja mano valgomas raugintas produktas, ir mane apsėdo mintis, kad aš turiu padaryti tam tikrą fabriką, tam tikrą gamybos liniją, kuri gamintų produktą kaip atsakymą į mūsų visuomenę kamuojamas šias problemas. Taip atsirado idėja daryti tokią kaip ir konservų liniją, kuri vadintųsi tuos geras jausmas arba gut feeling.
pirminėje tos parodos idėjoje, o ir dabar paprastai svarbu vaidmenį atlieka augalas Undaria pinantifida, arba tiesiog viena iš tokių gerai žinomų jūržolių, auganti tolimoje Azijoje, bet kartu su globalizacija atkeliavusi į Venecijos kanalus. Ir čia matote dešinėje stovi ekranai ir juose maudosi vonioje vyriškis. Jis yra iš tiesų garsus šefas, vienas garsiausių šefų pasaulyje, pradėjęs visą fermentacijos arba rauginimo, kaip mes žinome Lietuvoje, tradiciją arba atvedęs į vakarų pasaulį. Ir čia jis kalba gana atrodytų sudėtingais tekstais, pasakoja apie mūsų, kaip viskas pasaulyje yra persipinę ir kaip mažos bakterijos atkeliavusios į kitą žemės kraštą keičia žmonių gyvenimus. Žmonių ir ne tik žmonių, aš gal dar pridėsiu, Robertai, irgi apie šitą video kalbant, kad video kūrinys yra filmuotas Venecijoje, viename iš Venecijos butų, ir jame taip pat atsiranda toks ryškus to besipučiančio ir sprogstančio burbulo simbolis, kuris taip pat nuvilnija per visą instaliacija ir yra vienas iš instaliacijos simbolių. Tai burbulas kaip mūsų gal lūkesčių burbulas, kaip ekonomikos burbulas ir kaip visi kiti burbulai, kurie yra dideli ir viliojantis ir gražus, bet taip pat labai trapus ir greitai susprogsta. Tai čia tokia nemaža dalis ir ironijos yra, man atrodo, tiek tame kūrinyje, tiek visoje instaliacijoje. Man atrodo, dar visai svarbu paminėti, kada tas kūrinys buvo pradėtas kurti, kad tai buvo toks labai, kaip pasakyti, sudėtingas lūžio momentas mūsų visuomenėje. Tai buvo laikas, kai atslūgo pirma koronaviruso banga ir toks buvo pasaulis, kuris, kaip mes žinome, sugriuvo mūsų akise ir tą griūtį iš esmės išprovokavo viena mažiausių gyvybės formų pasaulyje - virusas, dar mažesnė už bakteriją, kiek aš žinau. Tai čia, man atrodo, dar tas irgi labai svarbus aspektas, kad tai yra ir toks momentas mūsų pasaulyje, kur tu padedi galvoti ne tik apie žmonės ir ne tik apie gyvūnus, kurie keičia mūsų realybę, bet ir apie tai, kas yra nematoma, bet vis tiek gyva ir taip pat labai įtakoja viską, kas mes esame ir kaip mes gyvename ir kaip veikia didžiosios pasaulio sistemos. Taip, iš tiesų tas laikotarpis, kuriame tas kūrinys ir šitą instaliaciją gimė, pasižymėjo ar kažkokiu tai didelio distopijos ir nusivylimo ir kažkokios pragaišties ir norėjosi sukurti parodą, kurioje susidurtų tie prieštaravimai nuolat mus supantis ir dėl to galbūt netgi galvojant, kad tie kūriniai net iš estetinės tos pusės vienas kitam tarsi prieštaraujantis ir kovoja tarpusavyje. Ir lygiai taip kaip ir vyksta nuolatinė kova mumyse už mūsų tos kasdienius pasirinkimus, už mūsų kasdienius sprendimus. Burbulas, nuolatos pasikartojantis elementas galbūt šitoj parodoje, galbūt ir tam tikras vienas iš tų veikėjų, taip pat reprezentuoja irgi tam tikrą korporaciją, tam tikrą galią, tai sirt kartu yra ir burbulas kartu, tai yra ir debesis kartu, tai yra ir labai trapi struktūra, kuriai mes kartais bereikalo suteikiam tiek daug galios, patys nedrįsdami pripažinti, kad mes turime tą balsą ir kad mes galim keisti dalykus. Gut feeling tai angliškas posakis, kuris apibendrina pačią sistemą siejančią žmogaus smegenis su žarnynu. Ir pagal iš tikrųjų naujausius mokslinius atradimus tapo aišku, kad ne tik smegenys įtakoja, kaip mes jaučiamės arba kaip mūsų žarnynas virškina maistą, bet taip pat ir žarnynas įtakoja, kaip mes jaučiamės arba kaip veikia mūsų smegenys. Tai ta sistema yra daug labiau ir daug labiau tiesiogiai susijusi, nei mes galvojam iki šiol. Ir todėl gut feeling yra daug, mano akimis, kompleksiškesnė savoka nei nuojauta ar, nežinau,
kažkas, kaip tu galėtum jį išversti lietuvių kalbą, tai labiau gal kvestionuoja ir pačią vakarietišką pasaulio struktūrą, kuri iš esmės nuo modernizmo yra paremta proto ir logika, kuris toliau nuvilnyja per visas gyvenimo sferas. Tai čia tarsi kvestionuojama pati sistema, pačios tos senosios vakarietiškos struktūros, užklausiant, kad galbūt viskas yra labiau kompleksiška, sudėtinga ir nėra tokia aiškaus centro, nuo kurio viskas nuvilnyja, o yra daug daugiau įvairių faktorių, kurie net būdami nematomais veikia labai stipriai, yra labai įtakingi ir būdami nelogiškais ar sunkiau paaiškinamais protų yra taip pat sunkiau apčiuopiami. O geras jausmas, o tarpu tampa jau kažkuo, man atrodo, šiek tiek redukuotų, bet ne tai, kad blogesni, bet aš taip pat galvoju apie tą gerą jausmą su tam tikra ironija, kad niekas nėra vien tik geras jausmas ir kad išeitum į gerą jausmą, žinai, turi pereiti labai daug įvairių procesų.